Rita Gilytė, LRT televizija. Jūs daug kalbate apie šeimos vertybės. Ar jūs pats, ponas Gražulis, savo pavyzdžių tai rodot? Tai būtų vienas klausimas. Prasme, ar šeimoje gyvenat? Ir kitas, kaip manot, ar šeštadienio Pride eitynės galėjo prisidėti prie to, kad jūs gavot mandatą, nes galbūt žmonės susivienijo prieš Pride eitynės ir atidavė balsą jums? Ačiū. Pirmiausiai, man atrodo, kad tos vadinamos homoseksualų eitynės buvo suruoštos neteisėtai prieš pat rinkimus, kad Laisvės partija gautų mandatą. Jeigu kažkokią akciją mes būtume padarę, tai BRK iš karto būtų nagrinėjus ir pripažinus, kad yra pažeistas įstatymas ir kad tai neleistina reklama, nors jeigu tai buvo reklama, ji turėjo būti pažymėta, kad tai yra politinė reklama, apmokėta iš tokios tai partijos, iš Laisvės. Bet to nebuvo. Matot, visur dvigubi standartai. Dabar dėl mano šeimos. Dėl mano. Taip, esu krikščionis, klystantis, darantis klaidas. Ir dėl Birutės, dėl Monikutės, aš jau 100 kartų atsiprašiau. Klysti yra žmogiška, nuodėmė pasilinkti velniška. Ir aš noriu jums pacituoti ne vieną atvejį iš Naujojo testamento, jau minėjau, kada Kristų nukryžiavo 2 piktadarius. Vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Iš kairės piktadaris keikė Dievą, jeigu tu Kristus, nulip nuo kryžiaus ir mane nuimk. O iš dešinės pasakė, ką tu darai? Juk mes vertai kenčiam. Ir kreipėsi į Kristų, Dievės, Kristus sako, prisimink tu mane, kai būsi roje, mane nusidėjai. Ką atsakė Kristus? Dar šiandien tu būsi su manim roje. Marijos Magdalenos istorija, Sūnaus Palaidūno istorija, Švento Augustino istorija, Švento Petro istorija, kuris prisikinėjo Dievui, kad jo neįsigins. O Dievas Kristus jam sakė, Petrai, dar gaidžių nepragydus, tu 3 kartus manęs įsiginsi. Bet nežiūrint tai, ne apaštalą Joną, ne Andrių, ne Jokūbą, Petrą paskyrė apaštalų vadovų. Taigi, gailėti iš nuodėmės reikia. Mes klysim ir nebus taip, kad neklysim. Ir aš noriu priminti, kad popiežius Pranciškus, popiežius Jonas Paulius II, kuris pats skelbtas šventuoju, jo prisiminimuose rašo, įėjo kas 3 dieną išpažinties. Tai klydo. Tai klysti yra žmoniška. Ir jeigu aš sakyčiau, kad tai dariau gerai, taip tai yra blogai. Tai aš noriu pasakyti ir apie tuos žmonės, kurie nelaimingi, apie homoseksualus. Taip, tai yra blogai. Ir jeigu jie sakytų, kad blogai ir ištieskit, padėkit mums, tai tikrai juos su didžiausiu gailesčiu žiūrėtum ir norėtum išties didžiausią pagalbos ranką jiems. Popiežius Pranciškus, dabartinis, kuris lankėsi Airijoje ir kai jo klausė motinos, ką joms daryti, jeigu jų vaikai homoseksualūs, jie sakė, ištieskite pagalbos ranką ir kreipkitės pas psichiatrą. Dabartinis popiežius. Taigi, ne aš juos smerkiu, bet tie žurnalistai, kurie pateikia, kad tai yra gėris, daro didžiulę žalą. Ir aš jums pacituosiu apaštalo Mato Evangeliją, ką kalba apie tokius žmonės, kurie klaidina jaunimą. Apaštalas Matas sako, Kristus, kalbėdamas su mokiniais, parodė į būrelį vaikų, kurie žaidžia ir pasakė, vargas tam, kuris parodys blogą pavyzdį bent vienam iš mažutėlių. Geriau jis pasiimtų asilo sukamą girnų akmenį, užsirištų savo kaklo ir nusiskandintų. Jam bus lengviau paskutinę teismo dieną. Ką jūs darot? Tai aš manau, mielas jaunime, nepasiduokite šitom kvailom madom. Nepasiduokite šitai propagandai ir veda į pražūtį. Ir tarp kitko, aš noriu dar jums pasakyti, kad šventas raštas 118 kartų smerkia homoseksualizmą. Ir ypač apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, jie verti mirties, jie pikti, Dievas jų nekenčia, jie kerštingi, jie pavydūs. Paimkite ir paskaitykite. Aš už ką teisiamas, kad aš tik 3/3 pasakiau tai, ką apaštalas Paulius ir bendrai Evangelija, šventas raštas kalba apie šitus homoseksualinius nukrypimus. Šita ideologija veda į pražūtį ir tikrai neliks Dievas nepastebės šitų nukrypimų. Tikrai Dievas vėliau ir anksčiau baus šitą Europą už šitokius nusigręžimus nuo Dievo.